with the roughness. Coming through with the roughness. Coming through with the roughness. Coming through with the roughness. Pati idėja formą aš įgijo kažkur praeitais metais, gal lapkričio mėnesį. Yra sukurtas specialus fondas Goals and Dreams, kuris važinėja po visą pasaulį gal 10 metų ir dalyja formą vaikam. Jie yra išdalinę apie 13 000 komplektų. Tai aš kreipiausi į tą fondą ir prašiau, kad Lietuvoje dar jie nėra buvę. Prašiau, kad padėtų ir prisijungtų ir tas įvyko. Aišku, labai malonu. Jiems didelis ačiū, nes kaip norėjosi padaryti, kaip stengiamės, taip ir viskas ir įvyko. Vilniuje ilgą laiką nebuvo ledo ritulį, buvo pamirštas ledo ritulys. Dabar jau 6 metai, apie 80 vaikų šiandien turim. Ir noriu iš tikrųjų Dainiui padėkoti. Labai laiku mes gavom tą siuntą. Ir bandysim, nors mūsų tikslas pagrindinis, kuo daugiau vaikų pritraukti, padaryti masiškumą. Nutraukti nuo gatvių, teikti jiems galimybę sportuoti. Ir mes pasitengsim Dainių išnaudoti tą siuntą. Man žinau, kad pats sportas yra gana brangus. Vienas dalykas, jeigu čiuožyklų dabar nėra, bet tai net tiek ledo, kiek ir turim, ne visiems šeimom, ne visiems vaikams pavyksta įsikurti savo visą ekipiruotę. Mes tai kaip ir dalinom kiekvienam miestui, 50 komplektų nėra taip mažai. Pirmas, bet tai gal ne paskutinis kartas jų atvažiavimas ir mano parvežimas formos. So you guys play on a team? Yes. All the time? Yeah. Oh, good. I played with Danis with the Flyers. Ah, I know. And I coach now. Nėra to lengva ledo ritulio situacija Lietuvoje, bet tai kažkaip tai reikia, kažkur tai prasideda ir mūsų manymu kaip nebloga pradžia.